Ištisus dešimtmečius Amerikos žmonėms buvo kruopščiai meluojama. Tie, kurie reiškia nepasitenkinimą, buvo atleisti, pažeminti pareigose arba tiesiog išstumti iš darbo. Paslėpti pavojai. Genetiškai modifikuotas maistas. Kai pradėjau šerti gyvulius genetiškai modifikuotų maistu, atsirado reprodukcinių sutrikimų. Žiurkėms, kurios buvo maitinamos genetiškai modifikuotais pomidorais, išsivystė skrandžio sutrikimai. Kraujuojantys skrandžiai ir net 7 iš 14 jų nudvėsė. Mokslininkai tiesiog ignoruoja faktus. Paslėpti pavojai vaikų maiste. Genetiškai modifikuotas maistas. Tragiška, tačiau genetiškai modifikuotas maistas labiausiai yra pavojingas vaikams. Biotechnologinė pramonė teigia, jog genetiškai modifikuotas maistas yra saugus, tačiau tyrinėtojai ir mokslininkai visame pasaulyje nesutinka su tuo. Nauji įkalčiai įrodo, kad pramonės spaudimas ir politinių požiūrių sankirtos šį maistą leidžia į rinkas, o tai atsiliepia vaikams ir ypač jų sveikatai. Kad sukurtumėte genetiškai modifikuotą maistą, jūs turite ląstelę iš vienos rūšies perkelti į kitos rūšies DNR. Pavyzdžiui, imamas genas, gaminantis pesticidus ir perkeliamas į kukurūzą tam, kad kukurūzas pats kurtų pesticidus. Tačiau genetinio modifikavimo procesas gali dramatiškai pakeisti DNR ląstelę. Jie gali išjungti kai kuriuos genus, dalinai įjungti kitus, pakeisti jų veikimo lygius, bei sukurti aibę alergijų, toksinų ir mitybos problemų. Valdžia mūsų neapsaugo. Kai mes gavome dokumentus ir pradėjome juos analizuoti, mes atradome kai ką šokiruojančio. Ne tik šimtai kitų mokslininkų iš viso pasaulio buvo susirūpinę genų modifikavimo sukeliamais potencialiais pavojais, bet ir Amerikos maisto ir vaistų kontrolės ministerijos darbuotojai. Kiekvienas genetiškai modifikuotas produktas privalo būti kruopščiai ištirtas, kadangi yra didelė galimybė, jog jis sukelia alergijas ar savyje turi bet kokios rūšies nuodų. Baltųjų rūmų aukštieji pareigūnai paaukštino blogųjų technologijų atstovus. Man buvo pasakyta, kad šias technologijas reikia spartinti, joms reikia sukurti visiškai naują technologijų centrą. Dabartinis teisėjas buvo buvęs blogosios kompanijos vadovas. Amerikos maisto ir vaistų kontrolės ministerija tiesiog ignoravo savo bei kitų mokslininkų pareiškimus. Prieš tai, kai šis maistas yra išleidžiamas į rinką, jam netaikomi jokie saugumo tyrimai. Tai tas pats kaip į rinką išleisti nebandytą automobilį. Pažiūrėkite, kiek žmonių užmuš. Tada žinosime, ar jis saugus ar ne. Tai daugumo žmonių, kurie remiasi šią technologiją požiūris. Buvo pareikšta, kad reikia ieškoti būdų, kaip įtikinti žmonės, jog genetiškai modifikuotas maistas yra saugus. Jie norėjo, jog bent sukurčiau iliuziją, kad tas maistas yra testuojamas. Genetiškai modifikuotas maistas kenkia gyvūnams. Žiurkėms, kurios buvo maitinamos genetiškai modifikuotais pomidorais, išsivystė skrandžio sutrikimai. Kraujuojantis skrandžiai ir net 7 iš 14 jų nudvėsė 2 savaitės prieš tai, kai pomidorai buvo patvirtinti. Žiurkėms maitinamoms genetiškai modifikuota soja ir rapsais išsivystė pakitimai kepenų ląstelėse. O tos, kurios buvo maitinamos genetiškai modifikuotais kukurūzais, turėjo neigiamai pakitusių kraujo kūnelių. Vištos, lesintos genetiškai modifikuotais kukurūzais, dvėsdavo 2 kart dažniau nei tos, kurios lesinamos natūraliais kukurūzais. O karvės Vokietijoje, šertos genetiškai modifikuotais kukurūzais, paslaptingai išdvėsė. Pagal atitinkamų regiono ataskaitas kiauliams, šeriamoms genetiškai modifikuotais kukurūzais, atsiranda reprodukcinių sutrikimų. Kiaulės turėdavo sutrikimų nėštumo metu. Tas pats būdavo ir kiauliams kitose 25 valstijose. Taigi mes išsiaiškiname, kad visi jas šėrė tais pačiais kukurūzais. Mums kilo bėdų su paklausa. Manau, mes prisilietėme prie ledynkalnio viršūnės. Nebraskoje ūkininkas šėrė gyvulius genetiškai modifikuotais kukurūzais, kurie patys pasigamina pesticidus. Kai jis liovėsi tai daręs, problemos išnyko. Žmonėms sukeliamos problemos gali likti nepastebimos metus. Jei jis ir nesukelia vėžio ar alergijos, jis sukelia daugybę kitų sutrikimų, kuriuos pastebime tik po laiko, kadangi priežastį ir simptomą būna sunku susieti. Buvo pastebėti reprodukciniai ar kepenų sutrikimai, kraujuojantis skrandžiai. Kas galėjo pasakyti, kad tai sukėlė genetiškai modifikuotas maistas? Niekas neatliko jokių stebėjimų. Who would know that it was genetically modified foods? No one is monitoring.
Pavyzdys, kaip sunku susijęti problemos priežastį su jos simptomais, atsirado 1988 metais. Epidemijos metu 1000 žmonių mirė, o 50 tūkstančių žmonių susirgo. Vėliau jie atrado ryšį tarp jų susirgimo ir genetiškai modifikuotų ingredientų jų maiste. Vienintelė šio atradimo priežastis buvo tai, jog genetiškai modifikuotas maistas sukėlė epidemiją ir turėjo 3 bendrus bruožus. Ji buvo reta, aštriai reiškėsi ir plito greitai. Jei nors vienas iš šių bruožų būtų nepasireiškęs, šis mirtinas produktas dar ir šiandien būtų prekių lentynose. Manau, analogas genetiškam maistui yra rūkymas. Kiek laiko reikėjo, kol buvo išsiaiškinti rūkymo padariniai? 30 ar 40 metų. Taip pat buvo manoma, kad Vietnamo karas bus neskausmingas. Taip pat gali būti ir su genetiškai modifikuotu maistu. Mes žinome, kad iškart, kai genetiškai modifikuota soja buvo išplatinta Jungtinėje karalystėje, alergijos dėl sojos padidėjo 50 procentų. Mes negalėjome tiksliai pasakyti, kad tai dėl genetiškai modifikuotos sojos. Tačiau mes žinome, kad sojos sudėtyje yra padidėjęs kiekis alergenų. Taip pat žinome, kad alergenus galima perkelti į genetiškai modifikuotą maistą. Tiesą pasakius, genetiškai modifikuotos sojos gamyba suardė jos DNR ir pažeidė vieną jos dalį, kuri ir kūrė alergenus. Be to, genas, kuris buvo patalpintas sojoje, mutavo per laiką. Taigi soja iš tikrųjų kūrė kitokį proteiną, kuris niekada nebūdavo testuojamas, ar kuris apskritai neturėjo būti sukurtas. Taigi tai galėjo būti alergiška ir toksiška. Yra daugybė priežasčių, kodėl genetiškai modifikuotas maistas gali sukelti alergijas. Mokslininkai yra įtikinami. Jungtinėje karalystėje genetiškai modifikuotomis bulvėmis buvo šeriamos žiurkės, kurioms vėliau virškinimo trakte išsivystė potencialiai vėžinės ląstelės. Kepenų ir kiti organai atsisakydavo dirbti. Atsisakydavo ir imuninė sistema. Išsamiausias mokslinis tyrimas įrodė, kad genetiškai modifikuotas maistas gali būti nesaugus. Prieš šiam tyrimui pasibaigiant, daktaras Pusta buvo pakviestas pasisakyti televizijoje. Jis išreiškė savo susirūpinimą dėl genetiškai modifikuoto maisto, pasakęs, kad žmonės yra tarsi kiaulės, kurios pačios to nežinodamos dalyvauja eksperimente. Po to, kai pasirodė šios naujienos, savo institute 2 dienas jis buvo didvyris, bet vėliau antradienio vakarą, dėl 2 ministro pirmininko skambučio instituto vadovui, daktaras buvo atleistas trečiadienio rytą, po 35 metų darbo ir užtildytas grasinimai. Arpad Pusztai was fired after 35 years and silenced with threats of